Laidą remia įmonė Traidenis. Visi nuotekų valymo sprendimai. Pažadėjome ir sugrįžome. Birželio pabaigoje keliaudami po Molėtų kraštą atradome tiesioginę šio žodžio prasme nuostabią vietą – Dubengių žirgyną. Tąkart savo laidoje stabtelėjome čia tik trumpai pažinčiai su Kupranugariu Foksu ir kitais labiausiai matomais žirgyno gyventojais. Tačiau šį kartą atvykome paviešėti ilgėliau arba, kaip mes patys juokavome, užsukome atsipūsti po intensyvaus kelionių maratono, o kartu ir atidžiau patyrinėti šią unikalią vietą, artimiau susipažinti su jos gyventojais, pabendrauti su šeimininkais, apie pradžių pradžią, apie likimo pokštus ir gyvenimą čia, beveik laukinės gamtos apsuptyje. Taigi, sveiki atvykę į Dubengių žirgyną. Dar prieš 10 metį šioje Žalktynės kaimelio teritorijoje be keleto sodybų tebuvo plynas laukas ir pelkynai. Dabar čia nuostabi poilsio ir laisvalaikio oazė, žmogiškų svajonių ir net sapnų rezultatas, kuris pranoko net paties sumanytojo lūkesčius. Mieloji Ginte, mes su tavimi jau geros pažįstamos, nes tikrai ne pirmą dieną susitinkam. Bet dar taip ir neteko mums pakalbėti iš tikrųjų apie tą jūsų pradžią šito žirgyno įsikūrimo. Kaip tai nutiko? Kas jums trinktelėjo per galvas? Gal jūs kas užpuolė gatvėje? Iš tikrųjų, galima sakyti, buvo ir panašiai. Dabar kaip tikra tokia senelė, pasakysiu, vieną kartą gyveno toksai mano tėvelis. Tai va, nuo ko šiaip viskas tai prasidėjo ir jisai jau matė prieš kokius 28 metus, kad čia bus viskas taip. Aišku, mes ten sunkiai tikėjom ir nieks neklausė ir niekam buvo neįdomu tada dar visas šitas reikalas, bet dabar jau matom, kad vis dėlto tai yra realu. Ir prieš kokius 28 metus tėvelis įsigijo sodybą čia naisvat, kur dabar yra mūsų sodyba, bet dar tada buvo mažas medinis namelis geltonas, aplinkui nebuvo nieko, tik tai pelkės. Tai va. Dėl to ir kaimas Žalktynė yra, sako, kad dėl to, kad čia labai daug žalčių būdavė. Taip, kiekvieną pavasarį šiandien vyksta žalčių puotas, yra miškelis, kur tiesiog galima žiūrėti, kaip jų ten tūkstančiai pinasi, sukasi ten visi, grinai to žalčių puotas vadinamas. Tai įspūdinga ir kiekvieną pavasarį skirtingų laikų būna, nes kada ateina ta jau šiluma pavasarį, tada ir prasideda tas linksmybės žalčių vadinamas. Tai va, viskas taip ir prasidėjo, tėvelis įsigijo sodybą, mes tiesiog važiuodavom, vasarodavom smagiai savo, o paskui iš tų pelkių išsirutuliojo ežeras. Aišku, ta pati pradžia ežero tai buvo labai įdomi, nes čia buvo labai sausa vasara ir buvo iškasti katlavanai vadinami ir visur sausa, dulkės, mes apačioje su keturračiu važinėjom, šiaip vaikštinėjom ir vandens nei gramo, nieko nėra. Tėvelis sako, čia bus vanduo, čia ežeras, čia bus vanduo, tikrai atsiras. Mes taip, pečiais patraukom, turbūt. Taip. Ir taip po truputį pradėjo tas vanduo kilti ir kiekvienais metais vis pakildavo tiek, kiek reikėdavo, tiek, kiek tėvelis būdavo numatęs, paskaičiavęs. Ir paskui jau dabar jau turim tiek, kiek ir reikia. Aišku, dabar ten truputį pasiekęs, kai vasaros tiek sausa dabar, tai va. Bet, tai pradžia buvo ežeras, ar ne? Taip, iš tikrųjų prasidėjo viskas nuo ežero, kai grinai iškasė ta mūsų ežero sodyba maža ir ežerėlis. Tai va. Ir tada jau tėvelis Alvydas susapnavo tą jau kaip taip. Gediminas Vilką, ar ne? Taip, kad čia bus žirgynas. Aha, kad bus žirgynas. Tai susapnuoti yra vienas dalykas, o kitas dalykas yra iš tikrųjų prisimti atsakomybę, prisimti ir finansinius įsipareigojimus, ir paskolų imti, prasme, ir iš tikrųjų daryti. Taip. Iš tikrųjų, tai irgi nėra paprasta, kai tėvelis anksčiau irgi pasakodavo, kad oi, čia bus mažas toksai žirginėlis su mažu restoranėliu, tu čia viena galėsi suktis, va, ir virtuvėje padirbėsi, nes man ir virtuvėje šiaip patinka suktis, viską ten gaminti patiekalus. Tai sako, tai čia viską viena suspėsi, susitvarkysi, nieko čia baisaus nebus, ir taip statosi tas pastatas, tai didėja, aš ateinu, pasižiūriu į tą mažą žirgyną tokį. Su mažu restoranėliu. Taip, aš čia viena tvarkysiuosi, tai žiūriu 50 gardų žirgam, restoranas nedidelis, ne visiškai, ten viena palakstysiu ir virtuvė ir visur kur. Tai va, tai ir nežinau, ir kažkaip taip, net nežinau kaip papasakot, kaip tas viskas apsivertė iš mano mokslo perspektyvos, kaip aš planavau eiti ir daryti mokslo karjerą, mokslę. Tai, bet kažkaip atsidūriau čionais ir vat,
tas yra nepaaiškinama, tiesiog nepaaiškinama. Esu perfekcionistė ir idealistė, sako sociologijos magistro studijas baigusi Gintė. Visada siekiu aukščiausios kokybės ir rezultato. Tačiau gyvenant tarp gyvūnų viskas labai dinamiška ir pamažu imu suvokti, kad idealios tvarkos ir estetikos, kokios man galbūt norėtųsi, čia niekada nebus. Vis dar mokausi priimti tai kaip normalų reiškinį, o perfekcionizmą vis dažniau tenka patraukti į šalį. Netikėtos ir ne visuomet lauktos situacijos pas mus natūralūs dalykai. Teko girdėti, kad jūsų restorane yra speciali arbata laikoma tam tikroje temperatūroje ir kad kiekviena užplikyta balta trumpiausiai laikoma, žalia. Prasme, iš kur tos žinios, ar tu tikrai, ar čia yra teisybė, ar tai melas? Iš tikrųjų, tai yra teisybė, čia nėra čia kas slėpti labai stipriai. Tai vat, arbatos man apskritai labai patinka, aš arbatų fanė, kadangi kavos nelabai ir geriu, tai arbatomis domiuosi, susiradau žmonės, kurie Kinijoje būtent gamina arbatas ir jas eksportuoja, tai tiesiog iš ten ir vežuosi, su jais bendradarbiauju ir arbatas būtent, jeigu norint išlaikyti jų kokybę, šviežumą ir visas savybės, kurias jos suteikia, reikia laikyti tinkamai temperatūrą. Negalima laikytis šviesioje vietoje, reikia būtinai tamsioje vietoje, jos turi būti šaltai, vėsiai laikomas, ne tik kad šaltai. Tai vat, ir tas užplikimo temperatūra ir laikymas irgi yra, būtinai turi būti tam tikra, negali būti. Vat, baltoji tarpitoko laikoma viena iš ilgiausių arbatų. Tai, nes jinai yra visiškai nefermentuota arbata baltoji. Jis yra praktiškai, kaip ir skaitoma, galima sakyti, pati ir sveikiausia tam savo savybėm, nes yra visiškai nefermentuota. Kai juodoji yra pilnai fermentuota arbata. Tai čia tokia subtilybės tų arbatų. O ulongas irgi arbata labai įdomi yra, nes gali būti arčiau žalios arba arčiau juodos arbatos. Tai labai įdomu tiesiog degustuoti vienas arbatas, kitas ir tikrinti, žiūrėti, kaip jos save atskleidžia. Na ką, aš manau, kad mes apie gyvenimo filosofiją ir apie tai, kad Lietuvoje yra be galo nuostabu, jeigu dirbi ir jeigu iš tikrųjų sieki to gėrio ir tos kokybės, ar ne, savo aplinkoje, tai mes, manau, apie tai pakalbėsime dar ir prie tos skaniosios arbatos puodelio. Taip. O dabar aš norėčiau kažką tai pažiūrėti, pamatyti, bet tai ar mes eitume, pavyzdžiui, pėstute vis tiek, kaip šeimininkė, tai gal... Kadangi yra šiandien labai vėsi diena, tik tai kokie 34 laipsniai ant saulės, ne gal ir daugiau net, tai siūlyčiau, Donalda, eiti pėstute, bet gerai, galbūt pagailėsiu, Donaldas. Tai. Ir iš tikrųjų turiu tokį viliojantį pasiūlymą, važiuojam karietą. Ką žinau, važiuojam, aišku, man tai bus labai smagus atrakcionas. Manau, kad žmonėm, kurie čia atvažiuoja, tai irgi patinka šitas užsiėmimas, ar ne? Gerai, puiku. Kepinant rekordiniam rugpjūčio karščiui, toks pasiūlymas pasivažinėti Gintės numylėtinių žirgo Aronų kinkyta karieta nuskambėjo išties viliojančiai, nes apžvelgti nemažas valdas pėsčiomis būtų buvę sudėtinga. Miela Gintė, kur mes dabar važiuojam su Aronu? Sėdėdama šitam tamsiam bunkeryje, važiuojame mes apžiūrėti valdų. Valdų? Taip. Tose valdose yra visokiausių gyvūnų. Netgi yra gyvūnų. Tai va, šis mūsų gražuolis Aronas, klasikinio stiliaus fryzų eržilas Aronas, mus veža dabar veža link lamo patino ir alpakų patino. Lamų patino? Pradžiai susipažinsim su patinais. O kodėl jie atskirai? Jie kartu šiaip yra. Ne, tai jie kartu, o kur patelės? Patelės atskirai. O kodėl? Iš tikrųjų yra vienas toks subtilus reikalas, kad pavyzdžiui, lamų patinas yra tikrai labai gražus, išpuoselėtas ir tikrai efektingas, o alpakų patinas yra toks, ne visai vykęs mūsų pirkinys, sakyčiau. Kaip suprasti? Jis atvyko pas mus iš Lenkijos ir kažkaip, mes ir buvom nematę prieš pirdami ir kai mes jį nukirpom, kai atsivežėm, tai pamatėm, kad jisai gana nykus, o mūsų gražuolės alpakos, yra tokios gražios, tai dabar dėl to jie yra atskirai laikomi. Tai lamų patinas kažkada sueis su savo patelė, o tas alpakų patinas tai turbūt taip ir pastovės dar, kol gal biškai pagražės. Bet tai jisai Lenkas, matot. Nežinau, tiesiog, ar ten jisai, kas ten su juo ne taip, pamatysite, bet jisai toks yra su savais niuansais. Va, kaip tik mus pasitinka dabar mūsų lamų patinas, gražuolis laminas, galim rastą truputį stabtelti, jeigu pavyks. O, sveikas! Koksai gražus. Taip, lamų patinas tikrai yra gražuolis, efektingas. Koks gražuolis.
Ypač Gintė džiaugiasi alpakomis, nes tai jos sena svajonė. Šiais gyvūnais Gintė susižavėjo dar studijų laikais, žiūrėdama žinomą australų serialą Makleodo dukterys. Ir tuomet jį pasakė, alpakas mes auginsime. Vakar vakare mes vakarodami ir filmuodami kylantį rūką, staiga išgirdome baisų kokį tai gomurinį tokį krioktelėjimą. Nustėrome, kas čia ir jūsų draugo Dainiaus paklausėme ir sakė, kad sako, čia stručiai. Sako, taip rėkia. Jie riaumoja, taip. Nu tikrai. Iš tikrųjų, kai jie poruojasi, jie taip riaumoja. Tai va tas garsas toksai čia sklinda per visą kaimą, toks efektingas garsas. Taip, ir jie ir šiaip būna riaumoja, jiems skleidžia savo tiesiog emocijos tokias, taip. Tai va, tuoj mes kaip tik prie jų privažiuosime. Ir dabar galės Kęstutis nufilmuoti gražiai iš arti, įeiti į stručių gardą, jį truputį užpuls, bet mūsų Kęstutį dažnai užpuola, tai jaučiai. Dar važiuom, kur pasimatyti stručių, žiūrėkite, suėję į vidų yra. Kęstutis mėgsta ekstremalius pojūčius. Jeigu jį puola koksai mėsinis jautis ar koksai strutis, tai jam patinka labai. Aha. Tai čia iš tikrųjų galima, nes stručio kiaušinio ėmimo operacija yra labai linksma ir smagi ir tikrai pavojinga. Tikrai? Tai gal dabar ir matysis dar stručiai, galima viltelti. Apie tą kiaušinių ėmimo procedūrą stručių, kuo jinai yra ypatinga ir kodėl jinai linksma? Jinai ypatinga tuo, kad stručiai saugo savo kiaušinį. Netgi taip būna, taip. Ir dieną saugo patelės, naktį saugo patinas. Tai praktiškai nėra tokio laiko, kada būtų galima jį paimti laisvai įėjus ir tiesiog pasiimti ir išsinešti. Tai stručiai iš tikrųjų jie puola, tai pažiūrėsim, ar nėra mūsų alpako. Tai va, tai stručiai puola, jie saugo ir dėl to ta tokia atrakcija yra iš tiesų labai ekstremali. O tai jūsų restorane gaminami patiekalai yra ir iš stručio kiaušinio, ir iš... Tikrai? Taip. Makaronai tai yra grinai gaminami šviežiai, nešaldomi ir jie gaminami iš stručio kiaušinio. Tai yra didžiausias italų delikatesas, italai labai mėgsta tai. Ir aš kadangi kaip ir nesu italė, bet man irgi patinka, neslėpsiu. Stručių šeimą sudaro vienas patinas ir dvi patelės. Štai tokia poligaminė šeima. Strutyną šeimininkai dar plečia. Naujame erdviame pastate netrukus įsikurs dar 9 afrikinių stručių šeimos. Kiaušinius stručiai deda maždaug kas antrą dieną. Jie perinami įrengtame inkubatoriuje. Jaunuosius stručiukus šeimininkai augina patys. Vis dar mokomės, bet jau turime ir patirties, sako Gintės vyras Marius. Nepakeičiamas visų valdų prievaizdas. Lyginant su pereitais metais, šiemet neišgyveno tik keli stručiukai. Ar yra buvę, kad pabėgo, pavyzdžiui, strutis ar kokia alpaka? Yra, žinoma. Ir ne kartą tai buvę. Aišku, su alpakom tai ramiau, nes jos yra realiai vis tiek toks kaip ir bandos gyvūnas, jos mąstančios ir šiaip tiesiog tokie, protingi gyvūnai alpakos yra, tai jos dažniausiai tiek laikosi bandoje. Ir jeigu viena ištrūko, tai jinai vis tiek bus arčiau jau tą aptvarą ir niekur toli nenueis. Kitaip negu strutis. Jeigu strutį kas nors dar išgąsdins, tai jisai bėga, va čia vieną kartą buvo vienas pabėgęs stručiukas. Kur bėgo? Ir jisai bėgo link kelio, tai ten Marius su keturračiu motocikliu gaudė, ten kiti su mašinom, ten taip kaip apstojo, bet šiaip ne taip jį ten pagavo, sugrąžino atgal, tai vat. Tai čia buvo tokia ekstremali atrakcija iš tikrųjų. Tai vat, o šiaip jeigu dar, pavyzdžiui, kalbant apie alpakas, kas jos tikrai įdomios, smagios ir tokios išsiskiriančios moteriškės pas mus jos, tai jos yra kartais netgi laikomos namuose, kieme, kaip sarginiai gyvūnai. Sarginiai gyvūnai? Nes iš tikrųjų, jeigu šios ateina svetimas žmogus ar svetimšalis, tiesiog ateina į kiemą, į aptvarą jų, tai jos pradeda rėkti. Ir kuo jų yra daugiau, tuo jos labiau saugo tą visą aptvarą ir tą visą namą, sodybą, jos pažįsta šeimininkus, žino, kas jas maitina, kas jas prižiūri. Ir svetimšalis jos tikrai pradeda rėkti, pranešti, kad kažkas atėjo. O kaip jos maždaug rėkia? Dabar kažką taip nepakartosiu. Ai, svetimšalis atėjo. Šaukia alpakos. Taip. O iš kurgi ta mintis tokia su tais visais miniatiūriniais gyvūnais? Vat kengūros pas jūs baltos mažytės, ožiukai pas jūs saloje mažiukai, kiškučiai mažučiai. Tiesiog nežinau, kažkaip
prasidėjo gal viskas nuo mūsų mini arkliukų, nes jie buvo tokie pirmieji, kurie... Nuo Martos ir Izidoriaus? Nuo Mortos ir Izidoriaus. Taip. Jie pas mus pirmieji iš mažiausiai atsirado, o paskui atsirado vieni kiti ir taip po truputį mes sakom, kad galima netgi pasidaryti, mini zoo, tikrąja to žodžio prasme. Turčiai, pavyzdžiui, yra mini dinozaurai mini, kodėlgi ne. Alpakų vilna brangiausia pasaulyje. Apkirpti alpaką galima įvairiai. Čionykštė savo šukuosenomis primena pudeliukus. Šie gyvūnai ypatingi ir tuo, kad yra gana lengvai prijaukinami. Po trumpos pertraukėlės matysite neįprastas safaris Dubingių žirgyne. Ar pavyks filmavimo grupiai iškrapštyti iš medžio filmavimo įrangą, ponio Izidoriaus išdaigos ir dar daugiau. Aš esu jos ragavusi, tai truputėlį toks keistas skonis. Turi tokį žemės skonį, riešutų. Ne šlapio šuns. Laidą remia įmonė Traidenis. Visi nuotekų valymo sprendimai. Pasižvalgę po tokiasnes parko teritorijas, frizų veislės eržilą paleidome ilsėtis. Norint išvalgyti visą Dubingių žirgyno teritoriją ir pamatyti visus per 60 rūšių parke įsikūrusius gyventojus, tik su karieta neapsieisi. Kai kur teks plaukti valtimi ar vandens dviračiu, o kai kuriuos galima pasiekti pėsčiomis. Mariau, čia yra Danieliai. Ar galima, pavyzdžiui, pas juos būtų į gardą įeiti? Manau, kad galima. Galima? Bet geriau gal nereikia. O kodėl? Nestresuoti gyvūnėlių, tegul jie laisvai ganasi. Tu prasme, jie labai susinervintų ir susijaudintų ir pradėtų badytis? Šiuo atveju gal ne, bet užėjus pas juos jie vis tiek pasitrauktų tolyn kažkur, tai neliptų čionais prie pat. Geriau žiūrėti iš šono, vat, kaip jie maitinasi, kaip žolytė ėda, obuoliukus. Kiek maždaug jūs turi Danielius? Neskaičiuoja tikriausiai, nes jie vis atsiveda kiekvienais. Atsiveda, tai visko būna. Tai turim per 30. Per 30, ar ne? Per 30 Danielių ir muflonų. Ko tokio? Muflonų. Muflonai tai yra, kaip laukinis ožys, kalnų ožys skaitosi. Ten toksai juodas, kur buvo su ragais, toksai truputėlį atokiau nuo visos bandos, ar ne? Jie laikosi šiek tiek atokiau. Vat jeigu žiūrim į ėdžias, kaip žolytė ėda, tai muflonas visą laiką bus įlindęs į viršų. Danieliai nelenda, o vat mufloną jau pagal tai galima lengvai atskirti. O paprastai, kai jau ilsisi jie, tai muflonai jau atokiau pasitraukia, kur nors po medžių prigula, Danieliai netokie baikštus. Žiūrėkit, ką jie ėda? Ėda žolę. Jūs kiekvieną dieną juos taip ir šeriate, jiems neužtenka miško gerybių, grybų, uogų. Kadangi pas mus aptvarai dar čia nėra antiek dideli, tai juos reikia dešerinėti. Tai mes turim laukus, jaunam žolę, tuo pačiu kultūrinam savo laukus ir vežam čionais ją. Taip pat planuojam čionais ir aptvarus ir pratęsti, ir sujungti kaip kuriuos čionais, kad kuo didesnis tas plotas būtų ir kad kuo natūraliau jam būtų. Kuo mažiau ten to darbo žmogaus, kad būtų dar įdėta, kad jie čionais galėtų gyventi. Tai. O prie ko obuoliai? Ką čia tie obuoliai simbolizuoja? Obuoliai simbolizuoja mūsų darbuotojų lojalumą. Susitarė, sakykim taip, su kaimynais, su aplinkinių kaimų gyventojais, stoja su autobusiuku prisikabinę priekabą ir kraunasi maišus obuolių ir veža čionais pas mus gyvūnėliams tos obuolius. Kad tas juodas va ten daro vidury? Ta pati ir visi. O kodėl jis kitoks? Danieliai yra, jie kaip kelių rūšių būna tokių. Būna vieni su tais baltais taškučiais kaip bendėjai ir būna tokie tamsesni. Tai va pas mus bandoje irgi yra keli tamsesni. Ir ten tie taškučiai netaip ryškiai atrodo. Aha. Tai noriu, Mariau, pasakyti, kad mus visus vaikystėje, skaitant knygą, Bembis apgavo. Kad tai buvo visai ne stirniukas, o tai buvo Danielius. Ar Danielis, kaip sakyti. Ir stirniukai maži būna su taškučiais. Bet žiūrint į tą piešinėlį Bembio, tai labiau jisai panašus į Danielį, nei į stirną.
Šis gražuolis, Danielių patinas, greit jau turės konkurentų. Trimečiai patinėliai po metų kitų nebijotinai pareikš pretenzijas į dalį teritorijos ir vietos bandoje. Tuomet atėjus rudeniui sulauksime dar vieno reginio. Prasidės didžiosios raguočių kovos. Mes kiek bendravom, kiek kalbėjom, jūs minėjot, kad yra elnynas. Rodė ten nuo tvorų, ten tų plotus, aš ten nelabai ką mačiau, nes gal žliba jau esu. Gal važiuojam ir aš jums visą tai parodysiu, kaip jie tenais laikosi. Ką reiškia važiuojam? Šokam į traktoriuką. Į traktoriuką? Į traktoriuką. Kaip tikri ūkio žmonės, ar ne? Kol Marius kinkė plieninį žirgą, mes slėpėmės pavėsyje ir smalsiai stebėjome gyvenimu besidžiaugiantį asilą Antoną, kuriam toks karštis panašu nė motais. Dresiruotas asilas. Antonai, pasivartyk. Toks karštis, tokia nuostabi vasara. Ko čia vartytis, galima ramiai pagulėti. Tai čia yra tas safaris, ką? Taip, Donalda. Džipas, buvau Afrikoje, bet čia daug geriau. Čia žvėris gali pas tave praktiškai į namus įšokti. Arba tu pas juos. Arba tu pas juos, o kaip įlipti? Tai arba... Atidarykite, prašau, gerbiamas. Arba lipam į priekabą. Į priekabą aš noriu. Arba lipam į kabiną. Ne, gal operatoriui į kabiną, tai jam ne taip amortizacija geresnė, aš noriu į priekabą. Tai tada geriau gal pro šičia eikit. Pro šičia eikit? Taip. Bus paprasčiau jums lipti. Eina savo. Ir aš dabar turėsiu čia įlipti? Jūs išprotėjot. Tai gal paprašiau į kabiną. Tik tai ko, ką aš jums atrodau nenormali lietuvaitė. Aš normali lietuvaitė. Aš esu normali lietuvaitė. Oi, nusišneku. Bet nesvarbu. Aš safariui, Mariau, pasiruošusi. Tai ką dabar daryti? Dabar visi susėsim kūrybinė grupė, ar ne, ant minkštasolių ir važiuosim žiūrėti elnių. Niekad nemačiau gyvo elnio, tik iškimšas. Mes važiuojam į safarį, bet verta pavažinėti čia safaryje, kad pamatyt. Norim pamatyti elnius. Čia pagrindinė banda, ar ne, visa ir yra? Taip, čia yra pagrindinė banda, va, čia stovi pagrindinis vadas. Taip. Su savo įspūdingo dydžio ragais. Wow. Bandoje jau matote yra atsivedę ir jauniklių. Tikras safaris. Ką tu, koks groju, čia. Jie visi šalia, va, ranka paduot. Elniukai! Po tokio safario tai į dušą.
Važinėdami po patį neįtikinamiausią safarį pastebėjome, kad netoliese vyksta ir statybos darbai. Iš tiesų čia ateities projektai, užklaustas ėmė pasakoti Marius. Tai, kas yra dabar, pasirodo tik pirmasis projekto Dubingiai Diamond Resort etapas. Ateityje čia išaugs spa centras, vyks ūkio plėtra. Planuojama auginti ir daržoves, kad viskas būtų iš savo ūkio. Darbas po darbo, idėja po idėjos, taip po truputį visą tai ir gimsta. Turim per 100 hektarų teritorijos. Įsisavinę esam dar ne visą dalį tik tai jos, kur yra jau grinai sukultūrinta, kur yra pastatai. Čia po truputį tas pievas mes irgi kultūrinam, šienaujam, pjaunam, melniam vežam, gyvulius ganom. Kai kur ten reikia medžius, krūmus visus iškirsti, kadangi labai užleistos. Tai visą tą dabar ir darom. Kupini įspūdžių nepastebėjome, kaip atėjo vakaras. Dalis kūrybinės grupės mėgavosi poilsiu lauko verandoje, aptarinėdami dienos akimirkas ir stebėdami įvairios gyvybės pilną salelę priešais. Triušiukai, vištos, fazanai, linksmėjo žiukai, antys ir aplink plaukėjantis didysis salos sargas, pavasarį našliu tapęs juodasis gulbinas. Tik staiga kaip supratote, ramybė baigėsi. Likusią vakaro dalį mūsų laukė medyje įstrigusios filmavimo įrangos gelbėjimo operacija. O jeigu jau kelionė valtimi, tai kaipgi be žvejybos? Kopečios valtyje tai ne koks naujas žvejybos būdas, o tik gelbėjimo operacijos įranga. Atidžiai įvertinę savo komandos narių ūgio ypatumus supratome, kad prireiks gerų kopečių. Jas teko parsigabenti iš kitoje tvenkinio pusėje esančios sodybos. Jo, vienas papeleris apsibalnojęs biškai. Rytas Dubingių žirgyne prasidėjo kaimiškai. Žadintuvo neprireikė, mus pažadino giedantis gaidžiai, bet poilsio trūkumą kaip mat pateisino pasakiški vaizdai, kurie neabejotinai gautų patį aukščiausiai vertinimą ir tų, kurie apkeliavo Keniją, Tanzaniją ar dar kokią kitą egzotišką šalį. Mums šis vaizdas, su skraidančios lėkštės forma, priminančių pagrindinių žirgyno pastatų, atrodė lyg iš kokio fantastinio kino filmo. Šitą nuostabią dieną mes Dubingių žirgyne sutikome pirmąją ankstyviausią jojikę. Labas, Patricija, sveika. Labą dieną. Kaip tu čia atsidūrei, su kuo atvažiavai? Aš atvažiavau su savo šeima, nes mano gimtadienis neseniai buvo ir aš norėjau atšvęsti čia su žirgais. Rimtai, kiek tu metų su juo? Jeigu nepaslaptis. 12, aišku, tai dar esi visai jaunutė. O kodėl tu norėjai sutikti gimtadienį arba atšvęsti jį būtent žirgų draugijoje? Na, mano klasiokė pasiūlė man jodinėti ir aš, sutikau ir man labai patiko ir kaip ir pamilau labai žirgas ir nusprendžiau, kad norėčiau ir per savo gimtadienį taip pajodinėti. Tai tu nori pasakyti, kad tu ne pirmą kartą josi? Ne. Tikrai ne? O tu josi ant to mažo ponio, ar asilo Antono, ar ant kuprangario Fokuso? Na, man dar nerodė to arklio, bet ne ant ponio. Ai, ne ant ponio, ant tikro žirgo? Taip. Klausyk, tau nebaisu? Ne. Tai prasme, tu į žirgų nebijai? Ne.
Nu, kaip nuostabu, klausyk, o tai tu kai joji, manėžė, ar tu joji lauke, ar viduj, ar tu šiandien gal po pievas kokias lakstysi? Šiandien po pievas, o kai mokiausi, tai manėžė. O kas tave mokė? Ar buvo instruktorius geras žmogus? Nu, griežtą kartais, čia instruktorė. Griežtą kartais būdavo, bet šiaip gerai išmokė. Ir dabar tu gali žirgą valdyti kaip? Kad žinginę, kad šuoliais? Na, šuoliais dar nemoku, bet ristelė ir žinginę. O norėtum išmokti valdyti žirgą taip, kad jisai eitų ir keltų taip kojas, kaip per paradą? Norėčiau. Kiek kartų jau teko tau jodinėti? Man gal apie 12. Tai tu esi visiška senutė žirgų sportė, žirgų. Aš galvau, kad tu čia atvažiavai ir kad čia tau bus tokia kaip ir, visiškai naujiena, bet tai tu pasirodo esi puikiai jau jojikė. Na, gal dar ne puikiai, bet jau moku. Super. Tai aš manau, kad dabar galima bus nueiti kartu su tavimi pasižiūrėti, koksgi tau šiandien yra išrinktas žirgas. Gerai? O štai ir tavo arkliukas. Sveiki. Čia instruktorė nuostabioji. Oi, kaip malonu. Labas. Tai va, tai čia tavo žirgelis. Aš, man atrodo, jį vakar mačiau jojantį. Labai puikus. Čia jis ar ji? Ji. Gerūtė, dievulį, kokia nuostabi, faina. Holandija. Labas. Buvusi konkurų čempionė. Oho, čempionė. Dabar ilsisi šitam žaidinė. Fainai. Mūdžionių. Pirmą kartą josi? Ne. Jau esi jos. Esu Raudondvarį, ten prie Riešės netoli mokinausi. Ir šiaip čia kaime, kai gyvenu, yra netoli toksai kaip ir. Bet tu balnais mokai jau, ne? Jo. Nevėjai žirgų? Ne. Šaunuolė. Arklių veislių įvairovė išties įspūdinga. Iš 50 arklidėse įrengtų gardų per 30 jau apgyvendinti. Šeimininkų pasididžiavimas šyrų veislės Eržilas ir 2 kumelaitės. Šią arklių veislę globoja pati Anglijos karalienė. Tai vieni didžiausių arklių pasaulyje. Susipažinome ir su žydraakiu amerikietišku paintų veislės žirgu. Šios veislės žirgais jodinėjo Amerikos indėnai ir kaubojai. Grožėjomės karališkaisiais olandų fryzais, ispaniškais andalūzais, lietuviškuoju žemaitukų veislės atstovų ir daugeliu kitų. Po trumpos pertraukėlės matysite. Aš esu jos ragavusi, tai truputėlį toks keistas skonis. Jinai turi tokį žemės skonį, riešutų. Ne, šlapio šuns. Laidą remia įmonė Traidenis. Visi nuotekų valymo sprendimai. Pažadėjome ir sugrįžome. Sveiki atvykę į Dubingių žirgyną. Ar tai sunkus darbas iš tikrųjų yra? Nu, kaip pasakyti, sunkus darbas. Jeigu patinka tas darbas, tai jisai yra nesunkus, nu. Bet pastebėjau, kad žirgai, kai jūs juos treniravote, kai su jais dirbote, jie atliko ir judesius, ir šonų ėjo, ir viską. Tai jūs juos net ir treniruojat? Tai be abejo, čia, nu tai lygiai tai čia kaip mankšta gaunasi arkliui. Kaip manot, Artūrai, ar Dubingių žirgynas yra pritaikytas žirgų laikymui? Be abejo, labai gerai pritaikytas. Čia kaip erdvūs gardai, viskas, ganyklų daug, manėžas toks nemažas ir įdomus. Viskas po vienu stogu ir viskas čia, mūsų Lietuvoje. Patyrusieji gali mėgautis judinėjimu žirgyno teritorijoje, na, o tie, kurie tvirtai nesijaučia balne, pirmuosius žingsnius žengia ne ką prastesnėje arenoje, uždarame kupolo formos manėže. Šis unikalios konstrukcijos statinys vienintelis Baltijos šalyse. Vien metalinis manėžo stogo žiedas sveria 3 tonas, o visas stogas daugiau nei 400 tonų. Kiekvieną šeštadienį čia dar vyksta žirgų parodomoji programa ir smagus kitų gyvūnų paradas. Išduosime paslaptį. Šeimininkai prasitarė, kad per Kalėdas čia būna ypač linksma, o šventinė eglutė manėžo viduryje puošiama stručio kiaušiniais. Šventės dar toli, na, o tikra kinietiška arbata galima pasimėgauti ir šiandien.
Gintė, aš matau, kad po šito gražaus pasijodinėjimo, pavažinėjimo, po tos kaitros paruošiai nuostabę degustacijos salę, stalą. Su ledais. Tai papasakok, čia jūs kažkokie tai specifiniai dalykai kažkokie? Taip, dabar kaip tik kviečiu pasivaišinti mūsų pačių gaminamais ledais ir arbatėlė. Tai va, ledų ir arbatėlės pertraukėlė. Šiandien metame per vidurį ant stalo yra padėtos arbatos. Tai yra visos šios arbatos priklauso vienai Camellia sinensis rūšiai. Jos auga ant Camellia sinensis augalo vieno arbatmedžio. Tai va, iš vieno arbatmedžio galim gauti visas skirtingas arbatų rūšis. Tai vat, arbatos būtent rūšis priklauso nuo pagaminimo proceso, kiek jos yra fermentuojamos, kiek jos yra ten dar, pavyzdžiui, laikomos po žeme ir brandinamos. Tai va, štai čia yra baltoji arbata. Tai baltoji arbata tai yra praktiškai, jinai yra visiškai nefermentuota arbata ir būtent čia yra vien tik tai pumpurėliai. Tai yra, skaitosi pati vertingiausia. Pumpurėliai tai yra pati vertingiausia baltoji arbata. Šalia jos yra žalioji arbata. Žalioji tai jinai jau yra šiek tiek fermentacijos gavusi arbatėlė ir ją plikyti reikėtų irgi 85 laipsnių temperatūrai, šiaip jau galime truputėlį aukštesniai, nes baltąją reikėtų 65 laipsnių temperatūrai, kad tai neprarastų visų savo sveikų savybių. Tai va, šalia žaliosios yra ulongo arbata. Tai ulongas tai yra, gali būti arčiau juodos arba arčiau žalios arbatos. Šis, kaip matome, yra arčiau žalios arbatos ulongas. Mes kaip tik va šiandien ir vaišinamės dar ir ulongų ir užplikytų kaip tik. Šalia ulongo arbatos yra juodoji arbata. Turbūt būtų sunku patikėti, kad čia yra juoda arbata, bet juodosios arbatos kokybė yra vertinama pagal auksinių lapelių skaičių. Tai vat, skaičių kiekį. Tai o kas suskaičiuoja, kas pradeda skaičiuoti? Grubiai, čia grubiai yra vertinama ir pagal tai yra golden tipė arbata, ta vadinamoji auksinių lapelių arbata, tai juodoji arbata yra tuo geresnė, kuo daugiau turi auksinių lapelių. Tai va, tai čia dėl to jinai yra ne juoda auksinė, nors iš tikrųjų yra juodoji arbata. O paskutinė yra puero arbata. Puero tai yra brandinama dar po žeme ir kaip anksčiau senovės Kinijoje ten buvo labai pati vertingiausia ši arbata netgi buvo skaitoma, nes ją ten laikydavo ten tūkstantmečiais, vos net tenais laikydavo, brandindavo po žeme. Dabar, aišku, tos arbatos poreikiams augantas, jau jos brandinimas po žeme kaip ir nutrūko šiek tiek, nes jau patys kiniečiai sako, kad jau, kadangi reikia labai ilgai tada laikyti, ten jas saugot, puoselėti, o jos paklausa didelė, tai dabar jau ten truputėlį jau kaip ir apgauna, galima sakyti. Tai... O čia ta puero, tai kaip puerho? Puero taip, jinai vadinasi puerho. Aš esu jos ragavusi, tai truputėlį toks keistas skonis. Jinai turi tokį žemės skonį, riešutų. Ne šlapio šuns. Tokio. Nežinau. Tikrai. Nežinau, gal koks nors dar toks nors poskonis ar pokvapis. Gali būti pokvapis. Tai va. Ir kiekviena arbata, jeigu ją uostant, tai jinai turi kiekvieną savo aromatą ir savo tiesiog išskirtinumą, tai galima tiesiog mėgauti. Žiūrėk, o dabar su tom arbatom, tai iš tikrųjų man ir mergaitės, kurios dirba restorane, papasakojo, kad net pačios buvo nustebusios, sako, aš atvažiavau, aš jau daug dirbu, sako, visur tikrai ir prestižinės vietose, sako, žiūriu, kad arbatą laiko šaldytuve, kažkokia ten temperatūra specifinė. Sako, nustebau, kodėl. Sako, po to man kaip paaiškino viską, sako, tikrai labai įdomu, kad kiekvieną reikia užplikius laikyti ir tam tikroj temperatūroje būtinai. Bet tai iš kur to žinios pas tave? Tu Kinijoje gal buvai kada? Ne, Kinijoje nebuvau, bet tiesiog šiaip domiuosi arbata ir kaip ir atradau žmonės, kurie būtent gamina šią arbatą ir su jais bendrauju irgi palaikau ryšį. Tai tiesiog to žinios ateina daugiau dar teorinės, kažkada gal ir nuvažiuosi į Kiniją, gal teks ir pačiai kokį lapelį arbatos nuskinti, susukti, nes pavyzdžiui kaip ir ulonga, matote, jie yra susukti lapeliai. Tokie kaip granulis atrodo. Ir juos užplikius jie pasidaro dideli lapeliai tokie išsiskleidžia. Tai tiesiog tai yra kiekvieną lapelį. Moteriškės tenais dirba rankomis vynioja ir tai yra rankų darbas. Vynioja gniužulėlius tokius, ar ne? Taip, ir būna vienas vienaip suvyniotas, kitos kitaip, jie tenais jau vienas lapelis yra išpuoselėtas, dėl to arbata yra nepigi ir norint gauti tikros arbatos, tai ją dėl to reikia laikyti atitinkamai temperatūrai, nes kitaip vis arbata suvienodės, jinai taps taip trumpai drūtai šienų ir tiesiog nebeturės nei savo to skonio, nei kvapų, nei tiesiog praras savo vertę. Miela Gintė, labai ačiū už tokį šiltą priėmimą, už tas vaišes, už tą iš tikrųjų geranoriškumą jūsų, tą pozityvę, gerą nuotaiką, už tą grožį, kurį pamatėm.
Bet aišku, užsibuvome truputėlį, mes jau čia su kūrybinė grupė, kaip sakoma, pagyvenom gerai, bet mums, kaip sakoma, kiekviena diena vis naujos vietos, nauji iššūkiai. Tai teks, kaip sakoma, iš jūsų išsikraustyti, kaip be būtų gaila. Mums irgi gaila, patyrėm naujų įspūdžių, buvo labai smagu, ačiū Jums. Dabar tik tai pagalvoju, kad iš tikrųjų tie šeštadieniai jūsų, reikės man dukrą tikriausiai atsivežti, parodyti tų visų žirgų grožybių. Nes nerealus dalykas. Iš tikrųjų, taip, kad galėt važiuoti savo, atsisėsti. Tai tiek mūsų įsimintinos viešnagės Dubingių žirgyne akimirkų. Galite mėgautis jomis televizijos ekrane, bet dar geriau atvažiuokite ir pamatykite patys, nes visko tikrai neparodėme. Kitoje laidoje pamatysite, kaip Druskininkų miestas susijęs su druska, kad gali atgyti medinės kultūros, o vanduo šokti pagal muziką. Ir žinoma, dar daugiau. Mes su jumis atsisveikiname, o jūs mums rašykite gyvenuce@init.lt. Aplankysime ir jūs.